Viena įdomi gyva situacija, kuri labai dažnai kartojasi, tai pas klientą dažniausiai ne visada yra pakankamai vietos, kad išdėlioti vartus ir vartelius taip patogiai, kad galėtumėm naudotis ir vartais, ir varteliais vienu momentu. Tai čia padaryta taip, kada vartai yra uždaryti, tada mes galim naudotis varteliais. Varteliai specialiai atidaromi yra į gatvės pusę, kad niekada nemaišytų vartams užsidaryti. Kada varteliai uždaryti, mes galime atidaryti vartus. Vienas kitam netrukdo. Paprastai, kada vartai atidaryti, nieks per vartelius ir taip nevaikščioja. Kaip ir matom. Dabar dar vienas toks pastebėjimas, kiek reiktų pasilikti vietos tarp vartelių ir vartų stulpo. Paprastai pasakysiu taip, iki 5,5 metro čia gausis apie 2 metrai atstumas. Trumpai, aiškiai.